Man atrodo, kad tai yra iš tikrųjų misija ar net gal tokia tarnyba. Šitas darbas ir yra tuo ypatingas, kad iš tikrųjų turim galimybę dirbti su labai skirtingais ir labai įkvepiančiais žmonėm. Ir tokių yra daug, tai žodžiu, įdomu. Man didžiausia džiaugsmą kelia, kai prie vieno stalo gali susėsti daug skirtingų žmonių. Ir manau, kad net ir tai, ką tam tikrą prasme sugebėjo parodyti Lietuvos sezonas Prancūzijoje, tai kad iš tikrųjų skirtingos institucijos gali dirbti kartu nuo ten didžiulių tokių svarių organizacijų, kaip, pavyzdžiui, Vilniaus universitetas, iki mažiausios kažkokiam, žodžiu, tradiciniais menais susijimančios organizacijos kažkur, žodžiu, Lietuvos periferijoje ir jie visi sėdėjo kartu prie vieno stalo, galvodami apie tai, kas jiems yra bendrystė, iš tikrųjų, kurią norisi parodyti Prancūzijoje. Tai man atrodo, tas man ir buvo gražiausia. Aš džiaugiausi, kad pavyko žengti nors vieną žingsnelį link to bendravimo tarp įvairių žmonių, tos įvairovės. Man atrodo, tai ir yra stiprybė, kalbant apie Lietuvos, bet ir apie Europos, pavyzdžiui, stiprybė, tas būtent įvairumas žmonių ir idėjų.